juostelę, dėk vinilą, duok žemu, kad būtų zbitka. Mūsų meras, geras vyras, mokykla jam netramplina. Mėly tėvai, pedagogai, švietimiečiai, svečiai. Mes visi čia susirinkom ne pirmą kartą dėl mūsų visų vaikų. Pirmą kartą mes laukėm mero. Neišėjo skaudėjo koją. Išsiuntė savo vicemerę. Antrą kartą atėjom pakalbėti su meru. Taip pat nesulaukėm. Buvo užsiėmęs turbūt, išsiuntė savo patarėją Saulių Ivošą, kuris net nesusijęs visiškai su švietimu. Susitikom trečią kartą, lemtingą turbūt. Sakom, pritrauksim tą merą, prisišauksim. Turim simbolišką raudoną kilimą su 9 raudonom juostelėm, kurias meras taip mėgsta karpyti. Tai simbolizuoja mūsų 9 jungiamas įstaigas ugdymo. Tai bandom pakviesti mūsų merą. Merė, išeikit! Merė, išeikit! Merė, 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 merė. Ne todėl, kad mėgstame protestuoti. Mes esame čia, nes rūpinamės savo vaikais. Nes negalime tylėti, kad jų ateitis formuojama kabinetuose, neklausus jų tėvų. Labadiena, mėly alytiškiai. Pirmiausiai žemai lenkiuosi tėveliams ir pedagogams, kurie nugalėjo baimės, išsigandimus ir pasireiškė kaip tikri Alytaus miesto patriotai, tie, kurie mato Alytų kaip šeimų miestą, kurie susibūrė į pilietinę bendruomenę ir aišku, tai pirmiausiai ačiū aktyvių tėvų bendruomeniai. Na ir jeigu Nerijus neišgirs, aš turiu omeny meras Nerijus, buvęs aktyvus didžėjus, buvęs suprantantis jaunimo lūkesčius, aš manau, kad jeigu jis neišgirs šiandien pedagogų, aktyvios tėvų bendruomenės, tėvelių lūkesčių, kad jie nori Alytų matyti saugų, atvirą miestą, bet pirmiausiai draugišką vaikams, patiem mažiausiam. Nes jeigu mes jiems neatiduosim viso to, ko geriausio, tai vargu ar po 2,5 metų socdemai galės taip didžiuotis, kad jie tęsi tuos įsipareigojimus, kuriuos jie davė savo rinkėjams. Toliau norėsim išgirsti žodį iš gerbiamos Vilijos Targamadės. Mero, vicemero ar kitų direktyvos. Reikia išmokti ir gerbti piliečius, ir tartis, ir susitarti. Šiandien dienai aš šito nematau ir apgailestauju, kad Alytus, toks gražus miestas, neturi stuburių vadų. Nes stuburinis visada turi nesilankstyti, jis turi išeiti ir kalbėti, diskutuoti. Ir reikia suprasti labai paprastą dalyką, kad dirbti reikia komandą, o ne nuo žodžio komanduoti. Labai dažnai netaip supranta. Komanduoja. Ką reiškia komanduoti? Ką reiškia sujungti skirtingas organizacijas su skirtinga kultūra? Tai ne šaškėmis spragtuką žaisti, spragtuką. Į vieną pusę nusprėgiai ar į kitą pusę nusprėgiai. Tai yra skirtingos kultūros, tai yra žmonės. Ir nepamirškime, kad sistemos yra kūriamos žmogui, o ne žmogus turi tarnauti sistemai. Čia esminė klaida. Kur reikalingi švietimo pagalbos specialistai, kad padėtų mokytojams, kur prievarta yra vaikai perkeliami iš vienos organizacijos į kitą, aš neturiu žodžio. Tai yra ne tik nepedagogiška, bet yra visiškas ugdymo nesupratimas. Taip neturi būti. Turi būti labai aiški analizė. Aš nesugebėjau surasti, galbūt ji yra pirmos pertvarkos analizės. Nes jeigu buvo pirma pertvarka, tai turi būti analizė, turi būti pliusai, minusai sudėlioti, rizikos ir panašiai. Nematau rimtų argumentų ir dabar jungčių.
Taigi, aš labai kviečiu administraciją, merijos, merą patį ir tarybą tartis su piliečiais ir susitarti, nes mes turim dirbti vardan vaiko. Vaiko ugtis yra labai svarbu. Ugdymas, nepamirškim, kaip profesorius Stasys Šalkauskis yra sakęs, tai yra ugtis, auga augalas į viršų ir tam turi būti sąlygos. Taigi, jūsų kova yra už vaiką, kuris turėtų sąlygas ugdytis taip, kaip nori ir tėvai, nes tėvai turi konstitucinę tam teisę, ir dar yra savivaldos įstatymas, kurio irgi nevalia pažeisti. Taigi, ačiū Jums, kad Jūs pilietiški ir kad nenusileidžiat. Ir dar kartą akinu tartis ir susitarti, kad nebūtų destruktyvių dalykų. Ačiū Jums. Valdybos narė Justina Bratkauskaitė Jurkšienė. Noriu pasakyti ir palaikyti tėvus, kad Lietuvos piliečiai, įskaitant Alytaus gyventojus, turi teisę į pasirinkimą. Todėl labai tikiuosi, kad Alytaus savivaldybė į tėvų poreikius ir teisės atsižvelgs ir priims jiems palankų sprendimą, tai yra pasirinkimo teisę rinktis, kurių vaikams yra geriausia gauti priešmokyklinio ugdymo programą. Ir noriu pasakyti, kad visiškai 100% palaikau tėvelių, darbuotojų ir apskritai alytiškių reikalavimą, kad Alytaus miesto taryba neskubėtų, nes tikrai tam laiko yra. Nedarytų blogiau, negu kad dabar yra gerai. Dar kartą susėstų prie stalo, dar kartą išdiskutuotų, nes tik diskusijose gimsta tiesa ir gimsta geriausi sprendimai. Atrodo, kaip svarbu girdėti nuo rugsėjo mėnesio, kaip yra svarbu įtrauktis. Įdomu, ką tai reiškia? Jeigu įtraukėme žmonės visus, kodėl neįtraukė jūsų, kodėl neįtraukė mūsų visų, darbuotojų, tėvų, vaikų pagaliau. Yra ir vyresniųjų, šalia manęs yra ir gimnazistai, kuriems tai yra svarbu ir aktualu. Kada ta įtrauktis iš tikrųjų ką nors lems ir kada mus tikrai ten įtrauks tada. Ar įtraukiam tik tai tuos, kurie yra silpnesni, o tie, kurie gali pasisakyti, jie yra nebesvarbus. Ir man atrodo labai simboliškai yra tos 9 juostelės. Tai yra 9 įstaigų likimai, kur kolega kaiminėlį žirklės auksinės pajudino, nedaug dievė čia, kad jos, gerai, jos tebūnie gali būti kerpamos, bet tai būtų kūrybos, progreso juostelės, o ne naikinimo. Ir žinot ką, aš kartais kalbant ir diskutuojant, sako, gal čia jums tik vieniem atrodo, kad yra kažkas blogai, kažkas ydinga, gal tik jums vieninteliams. Čia tai grupeliai žmonių, kurios net grupelė nepavadinsi, tai 100 žmonių, mes matom bendruomenės lyderiai, mums viešas paramas. Ir žinot, mano šiandien yra gimtadienis. Aš sau leisiu garsiai pasakyti labai svarbų dalyką. Dieve brangus, jei tu girdi mane, prašau tik vieno gimtadienio noro, kad Alytus tikrai būtų šeimos miestas. Ačiū. Ačiū Povilui, su gimtadieniu nuo mūsų visų. Prie to pridėsiu, kas galite, ar net nedirbate tą dieną. Tiesiog ateikite į tarybos posėdį. Įėjimas visiškai laisvas, nereikia niekur registruotis, palaikyti mūsų tėvų bendruomenę ir tarybos posėdžio metu. Kuo gausiau mūsų susirinks, tuo bus geresnis ir tvirtesnis palaikymas. Tikimės, kad taryba nepriims to sprendimo ir atsižvelgs į mūsų bendruomenę. Labai ačiū už jūsų laiką. Juostelė, dėk vinilą